Audi Q5. Mano akim vienas geriausių miesto ir ne miesto automobilių. Šokam į vidų, pravažiuojam ir daugiau biškį papasakosiu, koks tas automobilis. Audi Q5 22 metų su 139 tūkstančiais ridos. Rido šitas automobilis nebijo, mes tikrai esame atvežę daug, mūsų klientai važinėjasi keletą metų, kažkas jau pasiekė ir 200 tūkstančių kilometrų ir didesnių trūkumų neturi. Tai būtent šis su aklos zonos asistentu, pilna S-Line apdaila, labai gražiai sudėta su Black paketu, su Apple CarPlay integracija, klimato kontrolė šildomom sėdynėm, elektriniam sėdynėm, 4 varomais įkraunamas hybridas, kuriam galioja žinoma, kad PVM lengvatos, tai perkant verslui arba PVM mokėtojui, kai visada tikrai tas automobilis nebus brangus. Vairuojasi ši mašina labai gerai, tiek traukos, tiek dinamikos visko čia užtenka. Juodos lubos, dėja šį kartą be panoramos, bet ne visiems jinai reikalinga. Automatinis parkavimas, su šiuo automobiliu galite įveikti vien elektrą apie 40 km. Liečiamas ekranas, S-Line vairas su šonuose preferuota oda. Tikrai labai smagus, fainas miesto automobilis, 2 rakteliai atvažiavo, nebrangus jo išlaikymas. Tokiam automobiliui kasko draudimas kainuoja apie 800 eurų, civilinis apie 150 eurų metams. Automobilis tiek vasarai, tiek žiemai. Žiemą labai jums pagelbės turbūt Quattro sistema. Visi žino, kad Audi Quattro yra Audi Quattro ir jums tikrai, jeigu turit kokią nors sodybą ar dar kažkur, ar gyvenate už miesto, tai galėsite drąsiai pasiekti savo tikslus su šiuo automobiliu. Ilgųjų šviesų asistentas, elektroninis skydelis, kuriame galėsite įsijungti žemėlapius, jeigu nenaudojat CarPlay'aus. Žodžiu, geras, užtikrintas Audi Q5 už prieinamą kainą. Šiandien ta kaina yra tikrai prieinama daugumai, nėra nei brangus lizingavimas, nei ką, ir dar bankai kaip paskata jums duos mažesnės palūkanas. Naujesnis, senesnis, viskas autovibe.lt. Paskambinkit, parašykit, pats asmeniškai jums pabandysiu padėti su naujo automobilio įsigijimu ir su seno pardavimu. Iki!